Sveiki, tai šį video pradėsiu nuo praeitos savaitės įžvalgų, apžiūrėsim viską, kas įsipildė, ko sulaukiam, ko nesulaukiam ir ko galima tikėtis kitą savaitę. Tai čia turiu dabar aukso grafiką, turim savaitinę žvakes ir iš tikrųjų turim labai gražų savaitinį visą bloką. Šioje vietoje mes turim ganėtinai irgi daug tačų. Turėčiau, realiai, jeigu nueičiau į dieninės žvakes, iš tikrųjų čia tikrai nemažai kartų atšokom, turim daug likvidumo žemiau. Taip pat peršoksiu vėl į savaitinę. Netgi su savaitėmis žiūrint į šitą bloką irgi turim vienas, antras, trečias kartas. Taip pat daug likvidumo. Taip pat turim paskutinį order bloką, kuris visą inicijavo kritimą, turim kelias supporto zonas. Taip pat tikėjausi, kad galbūt nuimsim šitą supporto zoną, taip pat aš gal netgi ištrinsiu visą tai. Tai ko kitą savaitę realiai tikėčiaus, tai labai realu būtų po change of character padaryti break of structure, kas būtų šitoje vietoje. Ir labai realu sulaukus break of structure žiūrėti, kaip reaguos šitą visą order bloką. Jeigu mes matysime, kad važiavom aukštyn, stop lossą dėčiau gal netgi žemiau truputį, sulik savaitinės apačia praeitos. Ir take profitas, sakyčiau, kad labai realu yra nusimti visą likvidumą, kas yra aukščiau šito bloko. Taip pat mes turim šiokį tokį uptrendą aukso, tai labai realu. Toliau į valandinę žvakes ties auksu, net nežinau, ar verta lysti. Iš tikrųjų auksą tai labai verta ir daugiau apsipirkti. Čia iš tikrųjų patrauksim truputuką, pasidarom bent jau, risk rewardas, kad 3 būtų, tikrai manau, per akis drąsiai užteks. Taip pat neatmetu galimybės, jeigu mes to tvirto break of structure neturėsim, bent jau sakyčiau, bent jau dienos grafike tikrai jo reiktų sulaukti tvirto, gražaus, kad žvakės viršų sudarytų. Tik tokiu atveju eisiu į tradą, kitaip ne. Nes taip pat neatmetu galimybės, kad galima ir šitą zoną patestuoti. Tikrai yra daug šansų, galima ir daug žemiau patestuoti, turim apačioje irgi taip pat tvirtų zonų. Ir taip pat yra ir čia daug likvidumo, tai tokios mintis iš tikrųjų būtų su auksu. Toliau bėgam galbūt į sidabrą, iš tikrųjų nusitrinsim. Taigi praeitą savaitę tikėjausi kritimą turėjau, bet iš tikrųjų ne toks didelis, nes mano pirkimo pozicija buvo ties šita vieta. Pritrūko tikrai smarvės, rinkome likvidumą retailerių, sakyčiau taip, nes turėjom labai gražų breakoutą, sakyčiau taip, kas būna po breakouto, tai tikrai daug traderių sušoka ir yra daug rinkoje likvidumo, kurį mes ir surenkame. Taigi dabar tikrai turime tvirtą, stiprų breakoutą ir galima netgi iš tikrųjų ir 4 valandas iš tikrųjų labai jau čia durnų zonų prisipiešęs, kurias tikrai galėčiau prasivalyti. Mes jau jas tikrai sunaikinom, nuėmėm. Šitą zoną galbūt paliksiu, bet iš tikrųjų vertėtų pradėti nuo dieninių žvakių. Tai šokame į savaitės grafiką ir ką mes matome, savaitinius blokelius. Turim 2.5 plus minus 2.5.4, turim 2.4.6.5, taip pat šičia turėjom, bet čia jau yra giliau įlindus, bet turėjom atšokimą, viskas puiku. Toliau lendant gilyn į dieninius, tai šitas atšokimas ir būtų. Čia kažkokia galbūt reakcija irgi į tą patį supportą, užsidarėm vos aukščiau, turim čia stiprų
turim breakoutą, tai aš už sidabro tik pirkimo šiuo atveju irgi, nuo kur pirkčiau, laukčiau gal turbūt Viko šiokio tokio. Turėtume galimai nusimti ir papleisinčiau maždaug kažką tokio. Taip pat mes tų blokų galimai turime ir aukščiau, tik aš jau nesu čia susibraižęs. Risk rewardas, apie 3, tiksliau netgi galima, nežinau, žemiau paimti kažkiek, čia mūsų yra support zona, tikrai galima nerizikuoti daug šiuo atveju. Tai tokios įžvalgos būtų su sidabru. Toliau, ką turime? Turime naftą. Tai naftas tikrai aš dar tikėčiausi, kad mes šoksim žemiau. Turėjom tikrai tvirtą supportą, kurį mes sulaužėm, sunaikinom ir tikrai daug traderių šiuo atveju išlikvidavom. Turime daug order blokų. Čia vienas. Iš tikrųjų žiauriai daug order blokų. Turėjom šitoj vietoj irgi labai daug pirkėjų. Turim nemažai likvidumo ir apačioj, gal netgi protingiau būtų, saugiausias tradas tai būtų šitą vietą. Turėtume iš tikrųjų patestuoti ir žemumas. Gal nėra taip labai jau realistiška, bet nuo čia pilnai paskalpinti irgi galima, nusimetus žemiau truputį ir pilnai, gal netgi iki šičia, iki sekančio supporto pasiemus pelną. Gražu, 5,4 risk rewardas, paliekam, žiūrėsim kaip po savaitės bus. Pasieksim gerai, žiūrėsim, lauksim. Toliau, bėgant prie euro grafiko, tai euras irgi pagal planą viskas važiuoja prieš dolerį. Nuėmėm pirmą order bloką, dabar siekiam antro, su lyg antru turim tikrai nerealiai geras supporto zonas. Turim irgi nemažai order blokų, taip pat dar vieną order bloką pasižymėsiu, galbūt netgi šičia. Toksai įdomesnis atrodo, bet tik tokiu atveju, jeigu aš matysiu, kad jau į šitą supportą mes visiškai nereaguojam. Tik tokiu atveju stop lossą galiu sumažinti drąsiai. Matysim, turėsim tvirtą breakoutą, lauksim šito order bloko ir žiūrėsim, kas toliau bus. Bet, čia irgi tų supportų yra netgi virš. Tai tikrai yra daug galimų variantų, bet visgi būčiau linkęs gal tikrai pašortint ir nuo šitos vietos, gražiai ir testume uptrendą, toliau važiuotume į viršų toliau. Tai čia toks trumpas skalpas, sakykim taip, trendo viduje. Toliau galima bėgti prie dolerio indekso. Turime dieninį grafiką, turėjom tvirtą breakoutą, turėjom reakciją į supportą, kurį aš čia pasižymėjau, ir toliau gražiai judame žemyn. Ko aš tikėčiaus kitą savaitę, tai iš tikrųjų pirmą order bloką nuėmėm, antro galbūt nesulauksim, galbūt sulauksim, turim tų irgi zonelių, gal čia zoną pabrėšiu iš tikrųjų, užsibrėšiu kaip bloką, tikrai neturėjom per daug judėjimo šitą vietoj, užsižymėčiau, opa, ir gražu kaip tik su lyg order bloko apačia, tai iš tikrųjų dėl dolerio, tai tvirtai krisim ir daugiau. Dar galimas variantas iš tikrųjų irgi turėjom čia kažkokį supportą, aš dar galiu parodyti kaip jį gavau. Jis iš tikrųjų yra žemiau truputuką, aš jį gal valandiniam raižiau, bet tikrai labai puikia reakcija, kadangi mes jau jį sureagavom, aš tikrai neatmetu galimybės, kad galima būtų ir nuo šitos vietos pašortinti truputį aukščiau stopas ir važiuotume plius minus iki šičia. Taip, toliau. Važiuojam. Ta kita būtų valiutų pora. Turime dieninį grafiką. Turime surinktą order bloką. Viršūnės naujos nepadarėm. Teoriškai turim šiokį tokį double top, ko aš double top tikėčiaus. Čia buvo stiprus atmušimas, čia buvo irgi labai staigiai sureaguota tik priartėjus. Čia gan iš lėto priartėjom ir staigiai mojam žemyn, ko šiuo atveju tikėčiaus, kad yra šansų, jog bus irgi renkamas likvidumas.
kaip pasielgčiau šitoj situacijai, maždaug virš zonos, ten, kur stop lossai sėdi, tikrai galima drąsiai selint ir važiuoti, nežinau, net iš tikrųjų pasižiūrėkim, ką mes čia turim. Aš paimčiau labai gražu, tobulą, tiesiog užsibrėžčiau taip, dėdėjom grafike ir čia tokia pozicija labiau long termui, tikrai ne savaitėm ją stebėt. Taip pat aš turėjau čia turbūt kažkokią zoną užsibrėžęs, iš tikrųjų gražu, čia yra labai mažai volumo, iš tikrųjų taip pat verta atkreipti dėmesį į tokias vietas, kur praktiškai atsižvelgiant į dienas neįda niekas. Tai tai toliau važiuojam į eurą. Dėl euro iš tikrųjų kažkokiu labai didelių pastebėjimų neturiu, aš nemėgstu treidint, bet galbūt irgi mažai judesio, atšokimas, kažkokį turim variantą, taip pat kitą iš karto matau, turim čionais, sutampam su order bloku, kurį man indikatorius pabraižo, laukčiau iš tikrųjų galbūt netgi irgi žiūrėčiau kaip į šitą zoną ir reaguosim ir atitinkamai ar pašortinčiau arba pirkčiau. Važiuojam į Teslą. Tesloje irgi kažkokio labai įdomaus dalyko nematau, ką pastebėčiau, kad turim kažkokį tuneliuką, mini downtrendą. Kas liečia tikrai long termą, tai sakyčiau, tą patį visgi ir čia turėjom gražiai išmuštą. Tik tais taip pat neatmečiau galimybės, kad mes galime irgi surinkti visus traderius ir taipogi šitoje vietoje neleidom naujam traderiam įeiti. Tikrai čia kažko trūksta, man galbūt yra variantų, kad ir čia mes to viršūnės nepasieksim. Galime šokti į kažkokią mini galbūt konsolidaciją, tokiai mini dėžutį užsidaryti, kas būtų visai irgi realu. Nes, traderiai iš tikrųjų dažniausiai laukia tikrai tvirto patvirtinančio taško ir tvirti traderiai visą laiką išlauks to taško. O čia bus tikrai daug iššokusių, kas sugalvos užsipirkti ar parduoti tikrai anksčiau laikui, užbėgus į savaitinės. Turim irgi kažkokį gražų šokimą, galbūt tikėčiausi irgi, gal net ir pirkimo, reikia stebėti, kaip mes sureaguosim į būtent šitą viršūnę. Ir taip pat reikia laukti breakouto, neatmetama galimybė, kad irgi galime pakristi žemiau po breakouto ir tik tada galima būtų šokti traukinį su visais. Tokios įžvalgos, tai jeigu aš dėčiau pirkimą, tai pirkimą dėčiau tik po breakouto, įmanomą scenarijų galiu pabraižyti. Tik reikia rasti gerą įrankį tam. Gerai. Įmanomas variantas būtų toks, kad mes turim breakoutą iki order bloko, mes tada važiuojam žemyn, mes tada važiuojam dar žemiau. Ir tada nuo šitos vietos kažkas tokio būtų. Tiksliau tą vietą, irgi galima pasibraižyti pagal, leiskim, nežinau, čia kažkokią turėjom, tarkim, low volume zoną. Tai galima biškį pa-adjustint, kažką tokio galbūt įsivaizduočiau. Tikrai labai realu, galimas variantas, taip pat aišku reikia stebėti, kaip elgsis ir laukti. Ką turime su Nasdaq'u? Su Nasdaq'u iš karto matau, važiuojam, perbrėšim spalvą, dedam zoną, patempsime žemyn, neapėmėm visų taškų, patrauksim link vidurio. Bum. Gražumėlis. Labai gražu. Atšokimas. Ko toliau tikėčiaus, kad tikrai riebiai galima pakristi, kadangi turėjome tokį kaip ir
gražų breakoutą, turėjom retestą, šokom į viršų, labai daug pirkėjų. Labai daug pirkėjų, kiekvienam šitam taške yra labai daug pirkėjų. Ir iš tikrųjų labai būtų realu, kad šitas burbulas šiek tiek sprogtų. Kur tikėčiaus galbūt pelną imti, tai žemiau šitos žemumos, tai iš tikrųjų šitoj vietoj tikrai drąsiai šortinčiau. Nėra net ko laukti, dėčiau aukščiau, labai geras risk rewardas. Ir taip pat galima suskaidyti į daugelį visokių take profit, kad neperlaikyt. Tai būtų tiek šią savaitę.